Ir pagal pradžią to viso viruso, tai supratau, kad neblogai aš jį pagavau, tai nes tikrai labai smarkiai ir nosis bėgo, ir gerklę labai skaudėjo. Bet šitų produktų pagalba, žinoma, zelišutą tai labai didelėm dozėm, žinau, kad galima ir ėmiausi po 2 šaukštukus 3-4 kartus per dieną. Tai iš principo sirgau labai lengvai, bet labai ta nosis bėga. Žinau, kad jį galima jau, nežinau, mėnuo, 2, kiek aš čia turiu, tai į gerklę skausmą nuima, krenkštimas toks, kai būna kosuliukas, tai pasipurkšti gerklę, tai visą laiką naudojau. Paskaičiau tose grupėse, kad galima ir į nosį, bet čia toks aliejukas, geltonas, į tą nosį kažkaip niekaip neradau, kaip jį papurkšti. Tai paskui sugalvojau, kad reikia ant vatos lamponėlio, su kuriuo valom kosmetiką, ne? Truputėlį papurškiau, suviniojau į nosį, į kitą nosį, 1 kartą, 2 kartą ir slogos nėra. Nors bėgo tiesiog pupelės, 2 dienas suvargau, 3 dieną sugalvojau, kad reikia kažkaip savo pagelbėti. Tai va toks tikrai nepakartojamas, sakyčiau, kad net jeigu ir nesiryžtat iš viso kažką įsigyti, tai va zelišutas ir šitas, tai yra, aš jau patikėjau, kad be jų negaliu. Ir ieškau dabar